Aš kai buvau mažas, buvau ryžas, žvairas ir iš kaimo. Nu tai buvo. Ir mane 5 klasėje tėvai įsiuntė mokytis iš kaimo į Alytų tam, kad aš jau tada žinau, kad aš būsiu daktaras, čia viskas aišku, mano močiutė norėjo, kad aš tai būčiau, aš ją labai mylėjau, jinai mane labai mylėjo, nu ir viskas paprasta. Nu ką, kas vyksta kaimiečiui ryžam ir žvairam? Dabar kai vadina, reiškia, būna baisus, reiškia, smurtas, reiškia, terrorizavimas, kas tik nori, reiškia. Aš metus laiko pagyvenau, taip. Paskui sumušiau save 2 metus vyresnį. Ir visi suprato, kad nei jis kaimietis, nei jis ryžas, nei žvairas. Tai čia toks matyt kaimiečio charakteris, kuris tiesiog atėjo laikas, jis įsprendė į klausimą. Ir tai viskas gyvenime. Jeigu tu sprendi ir darai, viskas pasidaro. Nėra tokių klausimų, nėra neįsprendžiamų, tik tai arba aš neįdėjau pastangų pakankamai, aš ir nenorėjau įdėti pastangų, aš tik suvaidinau, kad norėjau įdėti pastangų, paskui vaikštusiu, neišėjo. Kas yra neišėjo? O ką padarai, kad išėjo? Tai vat, ir taip viskas gyvenime. Taip, kad, taip, aš manau, kad vat tada mane ir suformavo gyvenimas. Taip turi būti. Kitas dalykas, mano tėtis buvo labai šviesus, labai stiprus žmogus ir labai, kaip aš juokau, norėčiau būti toks inteligentas kaip jisai, bet dėja neišėjo toks labai inteligentas. Bet tas pavyzdys matyt labai, kad tiesiog viskas turi būti sąžiningai, garbingai padaroma, išsprendžiama iki galo ir tada bus rezultatas.